Šiandien mes virtuviai, kadangi bandysim valgyti kaip Brian Johnson. Išsirinkome 3 jo patiekalus – pusryčiams, pietums ir vakarieniai. Jei nežinot, Brian Johnson yra žmogus, kuris kasmet išleidžia apie $2 milijonus tam, kad kuo labiau sulėtintų senėjimą ir gyventų kuo ilgiau. Jis geria šimtus papildų, nuolat seka savo kūno rodiklius ir valgo tik tai, kas telpa į jo itin griežtą blueprint režimą. Taigi, šiandien žiūrėsime, kaip šis maistas atrodo realybėje, kokia jo kaina, koks skonis ir apskritai, ar įmanoma laikytis šios dietos ilgesnį laikotarpį. Na ką, mes jau mašinoje ir važiuojam pirkti prekių ir iš tiesų visą savo pirkinių krepšelį suskirstėm į 3 kategorijas, tai lengvai randamas prekes, vidutiniškai sunkiai randamas prekes ir sunkiai randamas prekes. Ir mes nusprendėm pradėti nuo sunkiausio ir tada keliauti link lengvesnių prekių, nes jei nerasim sunkiausių prekių, nepavyks mūsų dieta ir mūsų receptai. Ir kad nešvaistyti jūsų laiko, keliaujam tiesiai į parduotuvės. Važiuojam. Pirmiausia, atėjome į Liviną ir buvome tikrai gerai nusiteikę rasti visas reikalingas prekes. Deja, radome tik kelias kviečių želmenų miltelius ir kanapių sėklas. Viso kito tiesiog nebuvo. Todėl mums beliko visas viltis sudėti į kitą parduotuvę Maxima. Ir Maxima žinios kur kas geresnės. Iškart radom čia daug akcijų. Yra pilna kanapių sėklų ir netgi radome Macadamia, kur Livinė sakė nesezonas. Sakė, nėra parduotuvėse nesezonas, Maxima guli pilna ir su akcija. Kol kas Maxima stebina. Tada vyko didžiausias širdies sudaužimas, kai supratome, kad pieno skyriuje nėra makadamijų riešutų pieno ir teks imti jo pakaitalą migdolų pieną. Tikrai dėl to labai liūdėjau. Na kągi, 2 parduotuvės down, dabar atvažiavome į 3 parduotuvę apsipirkti lengviausių prekių, tai bus turbūt daržovės ir tokie basicsai. Ir atvažiavome savo mėgsmos parduotuvę. Lidl, so let's go! Jo, varom vidų ir po to po visų prekių pakalbėsime apie kainas biškį. Mandelio? Norėčiau. Bet buvom stiprus ir dėjom į krepšį tik daržovės ir dar kartelį daržovės. Na kągi, mes jau po parduotuvių su savo visų didžiausiu turtu, kuris kainavo 82 eurus mums ir užtrukom kažkur 1:30 važinėti pirmyn atgal. Jo, bet šita kaina galbūt šiek tiek apgaulinga, kadangi čia yra visos prekės, ten yra aliejai, yra visokios kruopos. Dėl to mes pabaigoje video pasakosime, kiek kainuoja kiekvienas patiekalas, receptas ir kiek kainuotų laikytis Brian Johnson dietos lietuviškom kainom. Todėl varom prie virtuvės, prie puodų ir žiūrėsime, kas gaunas. Tai rytą pradedam nuo pirmo Brian Johnson patiekalo, net sakyčiau gal gėrimo. Jis yra žalias smoothie. Tai kaip matote, čia yra labai daug įvairių visokiausių ingredientų ir kiekvienas iš jų turi tikrai savo paskirtį, apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Dar vienas dalykas, ką noriu paminėti, tai kad mes neradom pirmo ingrediento, kuris čia ir bus šitam smoothie, macadamia pieno, jį pakeitėm į almond milk. Tai pirmas ingredientas ir yra migdolų pienas, jo reikia mums vieno angliškai cup arba 237 ml. Tai viską pilam į blenderį. Tuomet, jeigu čia galvojat, kad aš žiūriu į pieną, tai ne, čia yra mano receptas. Ir dar noriu paminėti, kad visi parametrai ir ingredientai, čia mililitrai ir taip toliau, yra vienam gėrimui. Tada dedam vieną bananą ir iš tikro Brian Johnsonas kažkodėl rekomenduoja jį dėti šaldytą, nes tada smoothies gaunasi tirštesnis. Tai mes šaldėm savo bananą per naktį, tai jis yra šaltas. Dedam makadamijos riešutus, tai irgi sako 1/4 cup, tai čia yra 59 mg. Tai pilam juos čia. Tuomet reikia dėti granatus. Tai granatų reikia 1,5 cup, tai yra 118 ml. Išgliaudėm patys sėklytės, jeigu ką. Reikia dėti 1 valgomą šaukštą kanapių sėklų. Tuomet 1 arbatinis šaukštelis labai keisto dalyko, kuris vadinamas kviečių želmenų milteliai. Tai pilam juos čia, labai žali. Pilam 1/4 arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto. Tai šiaip galėjau realiai tiesiog į šaukštą įpilti, bet dėl grožio. Mums reikalingas 1 arbatinis šaukštelis čia sėklų. Imam citriną ir išspaudžiam pusę citrinos sulčių. Imam salierą, tai čia yra 1 saliero stiebas, tai jį irgi kažkaip pabandom įdėti. Man atrodo, reikėtų biškai didesnio blenderio, bet turim, ką turim. Ir tada galiausiai yra 3 šaldytos vyšnios, tai irgi jas pilam. Špinatus dėsim šiek tiek vėliau, tai dabar visą šitą ingredientų mišinį uždaram ir eisim plakti 30 sekundžių. O per tą laiką aš jums paaiškinsiu, kodėl būtent šie ingredientai yra šiame smoothie. Tai plakam. Granatuose yra unikalių polifenolių, kurie padeda apsaugoti cholesterolį nuo oksidacijos, o tai gerina kraujotaką. Tamsios vyšnios turi kitokio tipo stiprių polifenolių, kurie naudingi širdies ir kraujagyslių sveikatai, be to jose gausu melatonino, kuris padeda miegui. Kanapių sėklos yra puikus nepakeičiamų omega 3 ir omega 6 riebalų šaltinis, o
baltymų juose yra net apie 32%. 30 sekundžių blendinom. Ir dabar, ką reikia padaryti, tai įdėti vieną saują dar špinatų ir pablendinti, o Jėzau, viskas krenta, ir pablendinti dar 15 sekundžių. Tai, manau, sugrįšim, kai viskas bus sublendinta. Tai volia, mūsų gėrimas tapo žalias. Šiek tiek iš tikro panikavau, nes prieš tai jis buvo rožinis ir netitiko green smoothie pavadinimą, bet dabar jis yra žalias. Tai dabar ką darysim? Iš tikro už kadro pasidarysim antrą, nes mes su Deividu esam dviese ir tada eisim ragauti. Kokteilis jau ant stalo ir aišku, aš ir grįžau į kadrą, nes kai darbas baigtas, I'm back. Ir kaip matote, turime 2 kokteilius. Truputį daugiau gavosi, jūs matote, šone yra šis gėrimas. Aš planuoju viską išgerti iki galo, tikiuosi ir tu. Ir mes susigalvojom 3 vertinimo kriterijus. Tai pirmas kriterijus yra skonis, antras kriterijus, kiek kainuoja viena porcija ir trečias kriterijus, kiek ilgai užtrunka pagaminti patiekalą šį. Tai turbūt, nežinau, ragaujama, ne? Jo. Mušam? Mušam ir jums. Skanus, mėlėjai. Kvapas. Kvepia visai neblogai. Turbūt kvepia ingredientais, kurie čia yra. Ir štoka. Jo, Brian Johnson iš tikrųjų sakė, jeigu yra labai tiršta, tai gali dasipilti pieno arba vandens. Mes to nedarėm. Šiaip skonis... Čia geriau negu tikėjausi. Aš sakyčiau blogiau negu tikėjausi. Čia gal vanilė, nes visai saldu. Ai, dar bananas čia yra. Blogų. Man labai jaučiasi tie makadamijos riešutai. Labai stiprus skonis. Šiaip nėra blogai, tai galim iš tikrųjų ir įvertinti savo pirmą kriterijų skonį. 10 yra labai skanu, 1 yra neskanu. Gerai. Tai 1, 2, 3, 7. Ai, okei. Tai man atrodo vienodai skanu, nes visai skanu. Antras kriterijus buvo kaina, tai turiu telefoną. Vėlgi kainos labai skirsis nuo akcijų, ar organiška, neorganiška. Ir mūsų bent jau atveju porcija viena gavosi 4,72 €. Kas man atrodo gan brangu pusryčiams. Man atrodo belekai brangu už smoothie. Aišku, tu gauni jo daug labai. Aš įsivaizduoju, kai mes šitą tirštalą išgersim, tai būsim tikrai sotus, bet nežinau, aš nemokėčiau 5 €. Brian Johnsonas naudoja kaip ir pusryčių, bet ne visai, nes jis po poros valandų vėl valgys. Bet dar klausimas, ar ilgai užtruko? Tai šiaip pats blendinimas užtruko iki minutės, bet, bet atsimatuoti visus produktus, pasižiūrėti ant gramus ir panašiai šiek tiek užtruko. Vieną arbatinį šaukštelį valgom iš šaukšto, labai daug susinaudoja. Bet turbūt jeigu kasdien gertum, gali šokies, man atrodo. Tai nežinau, tada mes da gersim kokteilius ir keliausim prie sekančio patiekalo už poros valandų, taip pat kaip Brianas, the Longevity King. Gerai, judam prie antro patiekalo, kuris vadinas Super Veggie. Tai kaip matot, yra ingredientų visai nedaug ir šiaip pats receptas yra labai paprastas, todėl manau galim tiesiog eiti iškart gaminti ir viską papasakosiu eigoje. Pirmiausia, supjaustome kalafiorą mažesniais gabaliukais. Vienai porcijai reikės apie 150 gramų. Jis vertinamas dėl prieš uždegiminių savybių ir turi nemažai skaidulų. Tada supjaustome ir brokolį, kurio šitam receptui reikės jau apie 250 gramų. Brokolis turi daug antioksidantų, yra naudingas bendrai sveikatai ir irgi turi daug skaidulų. Jau turime pasiruošę brokolį ir kalafiorą, o dabar mums reikės 50 gramų šitakė grybų, kurie vertinami dėl naudos imuniniai sistemai. Taip pat pasiemam vieną nuluptą česnako skiltelę. Česnakas dažnai siejamas su nauda širdžiai ir imuninės sistemos sveikata. Tuomet imame apie 3 gramus imbiero, kuris taip pat turi nemažai naudingų savybių ir yra vertinamas dėl teigiamo poveikio virškinimui bei bendrai organizmo savijautai. Imbierą ir česnaką susmulkina mažais gabaliukais ir atidedami šoną vėlesniam naudojimui. Tuo metu brokolį, kalafiorą ir šitakę grybus apverdame apie 7-9 minutės, iki kol jie tampa minkšti. Tai ką, viską išsivirėme, tai mūsų pagrindas sudaro 150 gramų virtų juodųjų lęšių, tai juos čia ir turime, jie vos nepabėgo. Taip pat turim tas išvirtas daržovės, apie kurias minėjau, ir visas proporcijas jau matėte prieš tai, tai tiesiog jas pilame į bliūdą. Ir čia dar nėra viskas. Turim ir, kaip matote, porą pagardų. Tai manau, juos ir reikėtų sudėti. Tai turim kuminą. Kuminas yra naudingas ir kovoja su uždegiminiais procesais, taip pat jis yra naudingas labai kepenims ir kasai. Tai pilame jo vieną arbatinį šaukštą. Turime čia kanapių sėklas. Beriame irgi vieną valgomą iš šaukšto. Jose gausu omega 3 ir omega 6. Toliau dedam imbierą ir česnaką, kurį jau supjaustėme prieš tai. Dedam obuolių sidro actą, tai jis yra naudingas cukraus kiekiui organizme palaikyti ir šiaip dėl skonio, nes čia nėra jokių prieskonių. Ir pabaigai taip pat nebūtina, bet Brian Johnsonas mėgsta, nes čia šiaip bendrai sveikatai yra gerai, 1 valgomasis šaukštas alyvuogių aliejaus. Ir viskas. Turim savo patiekalą. Einam ragauti. Na kągi, maisto kritikas grįžo, nes vėlgi maistas ant stalo. Ir turbūt pastebėjote, kad turime 2 skirtingus variantus. Ir duokit man paaiškinti.
Tai čia yra originalus receptas, kurį matėte tik ką, bet Brian Johnsonas sakė, kad jam suvalgyti jį užtrunka 35 minutės. Dėl to jis turi šiek tiek kitokią versiją, viskas yra lygiai taip pat, tiesiog galiausiai viską sudedi į mikserį, viską išplaki ir tada ale greičiau susivalgo. Ir nežinau, ragaujam turbūt, vėliau vertinsim kainos visą kitą, ką mes žadėjom. Nekaršta? Šiaip? Visiškai be nieko, sakyčiau. Mano visai nieko. Mano tos biškai kartonas su karštu vandeniu. Bet apsikeičia, man dabar įdomu. Apsikeičiam. Man įdomu, gerai, pragauk pasakyk, ką tu manai pradžioj. Atrodo labai šlykščiai, va ką aš manau. Bet kodėl taip skiriasi? Gerai, paimsiu gal. O Dieve, kaip šlykštu. Čia geriau. O Dieve, kaip šlykštu. Čia geriau. No way. Būna santykiuose, mes tarėmės prieš tai, aš valgysiu šlykštesnį. Aš tikrai nevalgysiu šitą. Įveiksiu. Ir dabar galim pasakyti skaičius. Jo. Tai pradžioje kiek kainavo. Beje, mes nustebę, šis kainavo patiekalas pigiau. Tai kainavo 3,70. Jo. Bet mane nustebino gan pigu, palyginti su pirmu patiekalu. Skonis tada. Nu, skonis, pavyzdžiui, man šitą aš negalėčiau valgyti. Šitą aš vertinčiau vėlgi 7. 5, 3. Bet jeigu nori, nežinau, prasivalyti organizmą, tai aš manau žiauriai čia yra Kiek okei. užtruko pasigaminti, man įdomu, nes šitą ilgai. Jo, užtruko pasigaminti tai visai ilgai, nes vien juodieji lęšiai verda apie 25 minutės. Tada, aišku, tu viską darai tam tarpe, po kol lęšiai verda. Tai aš sakyčiau, nu kokį 30 minučių tikrai tau reikia turėti, kad pasigamintum vieną porciją. Ir nežinau, ar tas 30 minučių tikrai yra vertas tokio skonio. Ir va, dabar paskutinis laikas, aš pagalvojau, jeigu Brian Johnsonas valgo 5 minutės, dėl to mes dabar bandom pabaigti šias lėkštes ir parodysime, kiek užtruko mum viską suvalgyti. Jo, let's go. Labai šlykštų valgyti, dėl to turbūt ilgai valgas. Time-lapse? Tai. O kam tai savo tai darai? Tada to apsivemsi. Kas man atsitikė blogiausia? Apsivemsi, nu ir ką? Na kągi, aš pagaliau finišavau, skaitau finišas, Viltė ne. Ta prasme, pirmas kąsnis buvo normaliai, antras buvo šlykščiau, nuo trečio aš nebegalėjau valgyti. Nu vienetų dabar. Ir nekantrauju pamatyti, kas vakarieniai. Nu tai ką, esam po, Deividas tiksliau yra po vedžibulo. Situacija yra gana rimta, nes tenka eiti su šuniu prasivaikščioti. Šuniukas irgi kadre. Jo, vedžibolas gavas toks challenge'as, dabar bandau išvaikščioti, nes jaučiuosi iš karto labai ilgaamžis, sveikas. Aš labai džiaugiuosi, kad nevalgiau. Jo, tai pavaikščiosim ir tikiuosi bus vietos trečiam skaniam patiekalui. Jo, žiūrėsim, kaip ten bus. Atėjo laikas vakarieniai ir turim trečią patiekalą - saldžios bulvės kari su bolivinė balanda. Šiaip receptas yra žiauriai sunkus, žiauriai daug visokių ingredientų, todėl, manau, einam viską gaminti. Pirmiausia, susipjaustom visus ingredientus - svogūną, česnaką, saldžią bulvę, morkas, kalafiorą ir brokolį. Užkaitinam puodą ant vidutinės ugnies ir įpilam pusę arbatinio šaukštelio avokado aliejaus. Kepam svogūną, kol jis lengvai pagelsta, tada suberiam česnaką ir pakepam dar apie 3 minutės. Po to sudedam saldžią bulvę ir morkas. Tada beriam pipirus ir ciberžolę, sudedam brokolį ir kalafiorą. Viską užpilam vandeniu ir verdam apie 15 minučių. Pasiruošim bolivinę balandą. Pilam 2 stiklinės daržovių sultinio, suberam 1 stiklinę bolivinės balandos ir verdam apie 15 minučių. Galiausiai į karį dedam žirnelius, šparaginės pupeles, petražolės ir laimo sultis. Įpilam migdolų pieno, viską dar kartą užverdam ir sumažinę kaitrą leidžiam pavirti dar apie 5 minutės. Dabar laikas viską sudėti į lėkštę, tai lėkštėje jau turim bolivinę balandą. Aš ją išviriau, matėt visą procesą ir dabar dedam didelį samtį, štai čia yra viskas, viso karį. Ir svarbiausia, ką matėm, kad Brian Johnson daro, yra įpilti kuo daugiau sultinę, nes jame yra visi geri dalykai. Tai taip atrodo šitas mūsų patiekalas ir einam ragauti. Na kągi, 3 patiekalai pagaminti, diena buvo ilga ir prieš jūsų akis ir prieš mūsų akis yra trečias patiekalas, mūsų vakarienė. Meldžiamės, kad būtų skaniau nei praeitas patiekalas ir aš nežinau, net apie gumos ragaujam, komentuojam, vertinam ir informuojam. Ir atrodo žymiai geriau. Atrodo toks marmalas, bet gal viskas yra okei. Šiaip, kvepia tai tikrai skaniai. O, wow, šitas skanus. Šitas yra tikrai labai skanus. Bent man. Gal laimo daug biškių. Jo, Brian Johnsonas perspaudžia kartais receptuose.
Jeigu sveika, tai reikia visą sudėti, kad skonį permuštų. Ir manau dabar geras metas pakalbėti apie vertinimo kriterijus, tai skonis. Pavyzdžiui, man šitas yra tikrai skanus, aš sakyčiau, tikrai stiprus 8,5 galėtų būti. 7,5 sakyčiau, nes visai skanus, bet kad toliau valgau jaučiu laimus pradeda daužyti, nes daug buvo. Taip, tada laikas, kiek gaminti šitą patiekalą, tai iš tikro žiauriai ilgai. Mes užtrukom valandą gal kažkur pagaminti. Jo, jau sutemo. Valandą tikrai šitam patiekalui reikia skirti. O tada kalbant apie kainą, turiu visas kainas šalia savęs. Šis patiekalas kainavo 4,10 €. Vėlgi priklauso nuo akcijų, nuolaidų kortelių, kuponų, bet tiek kainavo mums. Ir man atrodo visai kaina adekvati. Jo, man atrodo labai daug gauni. Ir susumavus šiandienos kainas, tai pusryčiai buvo 4,52 €, sakyčiau brangesnė pusė, pietus 3,70 €, gan pigus, sakyčiau. Aišku, skonis irgi nežibėjo. Vakarienė 4,10 € ir sumoje gaunasi 12,52 €. Aš sakyčiau, visai neblogai. Dienai žmogui 12,52 €, tai mums dviem kainuotų 25 € kažkur valgyti taip kaip Brian Johnson. Bet dar vienas dalykas, ką noriu paminėti, kad šiaip aš asmeniškai visą dieną nesijaučiau alkana, kas be būtų keista, nes Brian Johnson yra vegetaras, tai pavyzdžiui, man visiškai netrūko mėsos, arba šiaip aš valgai per pietus. Taip, aš per pietus valgiau vištą, bet šiaip bendrai, aš tikrai nesijaučiu alkana. Aš ir nesijaučiu alkanas, iš tikrųjų net nenorėjau aš daug valgyti, nes pietus buvo ant tiek galingi. Bet pabaigsiu tikrai vakarienę ir šiaip jaučiuosi gerai. Ar kartočiau? Turbūt ne. Ne. Aš manau, irgi Brian Johnsonas dirba su tam tikra misija tiesiog gyventi kuo įmanoma ilgiau ir jam nėra maistas kažkoks dalykas, kuris teikia tiesiog malonumą ar panašiai. Man atrodo, jis labiau žiūri į maistą bendrai kaip į dalyką, kuris pagerina jo sveikatą, dėl to jam gali būti apskritai nesvarbu skanu ar neskanu, čia gal mums skanu ar neskanu. Dėl to esame mes. Taip. Nepamirškite subscribint, nes mes planuojam padaryti savo variantus, savo receptus, low calorie, ten labiau daug proteino, kad būtų savo longevity variantus, kur, pavyzdžiui, panašias formuluotės, bet pamėgint gal subalansuoti geriau ir skaniau, nes šia balansas, mano nuomonė, biški off. Ir jeigu turit kažkokių šiaip idėjų, ką mes galim nufilmuoti ateityje, arba šiaip kas jums įdomu, būtinai rašykit komentaruose, mes tikrai perskaitysim. Pamanysim atsakyti ir pamanysim įgyventi idėjas. O dabar, man atrodo, bandom pabaigti vakarienę, šį kartą nebus challenge, nes labai skanu. Ir einam ruoštis filmuoti naujų video. Ata!